tikro grožio nepamatysi akim. Tai iš tikrųjų, kas tas yra grožis ir ką mes galim pamatyti ar nepamatyti. Mūsų jautimo organai, tai yra klausa, akis, uoslė, skonis, tai viskas yra tam, kad suprast, ar tas, kas yra aplink mane, yra saugu man ar ne. Nes pirmą, tai mes pamatom arba išgirstam, arba kažkur pajaučiam kvapą. Ir tas visi tie dalykai, ar ten kažkoks malonus garsas, ar visgi gąsdinantis, nes jeigu ten kažkoks šūvis arba, nežinau, meškos garsas, tai automatiškai aš turiu įsitempti. Jeigu aš matau, net ir, pavyzdžiui, akis mato, ne kitas žmogus, man yra malonus, ar kažkoks toks visgi nelabai malonus, tai čia yra mūsų toks kaip jutiminis organas, kaip antenos, kaip aš turiu reaguoti šitą pasaulį. Ir mes tiesiog matom, girdim malonu ar nemalonu, man priimtina ar nepriimtina. Ir tas, kas yra gražu, tai tikrai matom po to širdim. Nes iš tikrųjų tie dalykai, kaip ir iš mano vieno video, kad išoriniai dalykai, jie niekad neatneš laimės. Jie atneša pasitenkinimą, tokį, pasakykim, laimę labai trumpalaikį, 3 dienos, savaitę, 3 savaitės, bet tikrai neilgalaikį ir jūs negali džiaugtis, pavyzdžiui, nauja mašina iš salono, jūs negali džiaugtis 10 metų, nes jinai viskas jau bus sena, tai jūs pasidžiaugsit mėnesį kokį, jau po mėnesio jums jinai jau viskas, jinai nebe nauja, taip ir santykiai. Bet kas yra iš tikrųjų tas, kas niekad nenusibosta. Tai visada faina, kai yra malonus, besišypsantis, mielas žmogus. Visada faina, kai tu gali pašnekėti, žinot, iš širdies. Kai tu gali be jokių neigiamų emocijų, neigiamų pojūčių apsikabinti, pasibučiuot, kai nėra priekaištų. Tiesiog pagulėti, sau leisti pagulėti, pasimėgauti gyvenimu, pasauliu, dangum, saulė, jūra, miškų, kava skania. Bet tas džiaugsmas ir grožis, jisai ateina ne iš išorės, tai kaip ir laimė, tai yra iš vidaus. Ir patys brangiausi iš tikrųjų dalykai, tai yra tie, kurie nekinta, kurių nekeičia laikas, nekeičia mada, tai yra ta draugystė, yra nuoširdus pokalbiai, yra nuoširdus juokas, yra nuoširdus apkabinimai. Bet kada gali būti tokie dalykai? Tada, kai aš esu tikras nuoširdus pats su savim, aš gyvenu tikrą savo gyvenimą ir tada aš galiu tą duoti kitam. Nes jeigu aš pats save apgaudinėju, kad aš noriu didžiausio namo arba ten karjeros labai geros, kodėl? Nes aš noriu pripažinimo. Nes manęs mama nepripažino, manęs tėtis nepripažino ir man reikia dabar to pripažinimo ir aš viską darysiu, kad mane pripažintų. O ten yra iš tikrųjų tiesiog nuskriaustas, nedamylėtas mažas vaikas, kurio nematė galbūt ne taip, kad visada vienu momentu, kai jam labiausiai reikėjo. Ir jam užsifiksavo, manęs nepamatė mama, o aš tada, pavyzdžiui, nupiešiau kažkokį paveiksliuką, aš norėjau jai parodyti, kad man, vau, žiūrėk, aš esu patenkintas, vau, čia man buvo kažkas tokio. O mama buvo labai užimta. Mama tiesiog net nepagalvoja, reikėjo minutės kažką pabaigti, kad pienas neišbėgtų koks. Ir tada atsisuktų. Ir viskas. O vaikas jau, mama manęs nepamatė. Arba tėtis. Tėtis skambina, žinai, šiandien pasiekiau ten kažką. O tėčiai susirinkimas darbe. Aš tau skambinsiu. Viskas padėjo. Vaikas, viskas. Manęs nepamatė, manęs neišgirdo. Ir įsivaizduojat, tokie maži dalykai nešami per visą gyvenimą. Ir kai kurie net miršta, būtent su tais skausmais, su ta tuštuma, manęs nepamatė, manęs nepastebėjo, manęs neįvertino. O tą galima pakeisti. Taip, nėra lengvas darbas, tai yra darbas. Pakeisti požiūrį.
tą vaikišką požiūrį, apsaugot tą save mažą vaiką, pakeisti. O kaip galėjo būti kitaip? O kodėl mama taip pasielgė? O kodėl tėvas taip pasielgė? Ir dabar aš tave matau tą mažą, kuriam reikėjo dėmesio, meilės, kuriam reikėjo pripažinimo. Aš tave matau. Nes tėvai neduos to, ko neturi patys ir mes jau nebeatsuksim to, kad ten užpildyt. Bet mes galim pakeisti požiūrį, dabar pakeisti tą situaciją požiūrį ir dabar aš pats galiu tam savo mažam duoti to, ko jam trūko. Nieks jūsų neužpildys. Nieks neprivers jūs matyti grožį šio gyvenimo. Nieks neprivers ir nesušildys jūsų sušalusio su savo meilė ar apkabinimu. Niekas. Tik jūs pats. Ir tada jūs iš tikrųjų gyvensit savo gyvenimą. Gražų gyvenimą. Taip, bus iššūkių, bus problemų, bus neigiamų emocijų. Bet jisai bus pilnas gyvenimas. Ir čia jūsų pasirinkimas. Ar jūs gyvensite tą pilną gyvenimą? Pilnavertį, įvairų. Ar visgi eisit ir toliau su ta tuštuma, manęs nepamatė, manęs nematė. Tai pagalvokit, kokio gyvenimo jūs norit.